Sveiki prisijungę prie Pokyčių namų YouTube kanalo. Šiandien su manimi yra Pokyčių namų bendruomenės psichologė Beata ir ji papasakos apie save. Labas Beata, smagu, kad atvykai pasidalinti apie save ir norėčiau tavęs paklausti, tai kaip nusprendei tapti psichologė? Čia toks geras klausimas, atrodo, kažkaip rutuliojasi ir kažkaip tie sprendimai ateina, tai taip, gan aktyviai sprendžiau 12 klasėje ir rinkausi visgi iš dalykų, kuriais domėjausi. Tai psichologija buvo vienas iš dalykų, ką skaitydavau knygas, kažkaip domėdavausi, kalbėdavausi su draugais, tai taip kažkaip natūraliai. Ir galvojau tokiu apskritai, šiek tiek apie filosofiją galvojau, apie menus, bet psichologija kažkaip atrodė tokia, tikrai gal man įdomiausia ir labai apie žmogų. Kažkaip net vakar taip pagalvojau, bandydama reflektuoti apie tą klausimą, kad net ir piešdama kažkaip man labiausiai patikdavo piešti veidus žmonių ir kažkaip juos tyrinėti, žiūrėti. Tai tas labiausiai sudomino tas patyriminis momentas, kaip tas žmogus jaučia, kaip jis išgyvena, pagalbos galimybės ir kažkaip pasirinkau. Labai skaičiau vienu momentu ten, gal 16-17 Jungo tą knygą apie vizijas, prisiminimus, tai kažkaip labai tokį įspūdį paliko ir atrodo ir taip labai įtraukė, tai kažkaip taip ir atėjo. Po to jau studijose taip gan natūraliai daugiausiai dėmesio kažkaip visgi norėjosi į tą konsultavimo dalį, į tą tokią pagalbos pusę, taip tada pasirinkau tą klinikinės psichologijos magistratūrą. Su kokiom temom patinka tau dirbti, labiausiai galbūt domina arba gal labiausiai giliniesi kažkuriuose temose būtent? Nemažai dirbu su netektim, krizių patyrimais, tai netektis buvo viena iš mano magistrinio darbo temų, tai kažkaip tokia, gana pažįstama tema ir, taip jau gana gilinuosi į tai. Su krizėm tenka ir šiaip susidurti apskritai, gal toks patyrimas, kad žmonės neretai ateina kriziniai situacijai. Net jeigu ir problematika, su kuria dirbam, jeigu ilgesnį laiką, jinai kažkaip jau išlipa iš tų krizės rėmų, bet pradžia, arba kažkokios skyrybos, ar darbo pakeitimas, persikėlimas į kitą vietą, tai kažkaip testuoju ir, domiuosi ir nerimu, depresija, su LGBT+ tam temam irgi dirbu, tai tokie gal pagrindiniai dalykai, kas mane domina. Ir žinau, kad šiuo metu studijuoji, tai esi jau ir kryptį pasirinkusi, tai kokia kryptis tave domina ir galbūt kas tau ten patinka būtent toje kryptyje? Dabar mokinuosi psichodinaminės psichoterapijos ir esu baigusi EMDR, nujautrinimo akių judesiais terapijos mokymus. Tai gal truputį papasakosiu, jie tokie skirtingi, vienas kitą truputį papildantis. Tai iš tikrųjų psichodinaminė psichoterapija ir tos studijos tai toks ilgas procesas ir labiau toks, apie tokius gelminius procesus, kas vyksta viduje, tokius ir gelminius pokyčius. Ir idėja, pačios tos terapijos yra, kad kažkaip geriau funkcionuotumėm, galėtumėm prisitaikyti pasaulyje, turim įsisąmoninti dalykus, kurie nėra įsisąmoninti. Ir paprastai daug dalykų darom taip automatiškai, einam į santykį, kažkaip renkamės vienaip kitaip. Ir kartais tas pasirinkimas pradeda nebeveikti, tas toks automatinis reagavimas. Ir tada terapija gali padėti įsisąmoninti, suprasti, kur kyla tie vidiniai konfliktai, apie ką tai yra ir surasti kitokį santykį su tuo. Tai tas procesas labiau ir idėja, kad gyjimas vyksta darantis labiau sąmoningu, darantis labiau suprantančiu, kas vyksta, galint tada taip reaguoti dalykus, perdirbant tuos ankstyvuosius modelius, ankstyvųjų santykių, kas yra pasilikę, gal kažkokių trauminių patirčių. Tai toks gal mažiau apibrėžtas. Jeigu imtumėm EMDR, jautrinimo akių judesiais, tą terapiją, tai jinai tokia struktūratesnė, jinai labiau apibrėžta ir jinai yra skirta perdirbti. Tikslas tai gal ir panašus iš tikrųjų, tik tai kitokių gal kelių ateinama. Jinai skirta perdirbti
jeigu yra kažkokių tokių sunkių prisiminimų, kas yra susijęs su dabartiniam problemom, tam, perdirbimui. Tai kai kurie klientai taip įdomiai, atsargiai žiūri, kitiem kažkaip kaip tik labiau nužavė tas toks labiau struktūruotas procesas. Tai man atrodo, kad vieną kitą papildo ir kažkaip eigoje labiau matosi. Kartais klientai net ateina su kažkokiu aiškiu jų noru. Ir taip pat esu šiek tiek mokysis individualiosios psichologijos. Tai čia irgi kaip ir viena iš tų psichodinaminių psichoterapijų. Ir toks truputį gal kitoks, savitesnis Adlerio požiūris, labiau tokį lygiavertį santykį, gyvenimo stiliaus tyrinėjimą, tos procesas toks turintis aišku tikslą, klientas ir terapeutas tokie lygiaverčiai kūrentis tą procesą. Tai šiek tiek irgi tuo atsižvelgiu į tai, man atrodo, irgi praturtina tą procesą. Na ir paskutinis tada klausimas, su tiek iš tikrųjų daug patirties ir turbūt įvairių tų krypčių ir įvairių žmonių sutinki, bet yra žmonių, kurie svarsto apie galbūt kreipimąsi į specialistą, bet vis dar dvejoja. Tai ką palinkėtum tokiam žmogui? Tai kažkaip gal ir palinkėčiau, norėtųsi patikinti, kad čia tikrai nėra lengvas procesas ir nėra paprastas ir tikrai kartais gali būti labai neramu ir tikrai sudėtinga kreiptis. Tai gal palinkėčiau tokio patyrinėjimo, apie ką yra tos baimės, apie ką yra tas toks neramumas kažkaip, ar čia apie tą atsiverimą, ar čia apie specialistą. Ir tikrai tokio, gal net ir smalsumą pasibandyti, apie ką man tai būtų. Gal jeigu ten su vienu specialistu kažkaip sunkiau, gal aš galiu kitą pabandyti, gal mes galim kalbėtis apie tai. Tai su tokiu gal smalsumu pasižiūrėti ir paieškoti savo būdą. Tikrai užtrunka kartais tas atėjimas. Kaip sakai, krizėje, ar ne? Tada greitesnis tempas būna rasti specialistą. Tikrai taip. Tai ačiū labai, ačiū, kad pasidalinai apie save. Jeigu norite užsiregistruoti konsultacijai pas Beatą, kviečiu užsukti į Pokyčių namų puslapį ir ten susiradus Beatos profilį pasirinkti jums tinkamą laiką ir užsiregistruoti.